sustok, prisėsk, papasakok man savo vargus. Žiūrėk, žmonės skuba į namus, iš namų. Imki mesk ir užkask, tu juk irgi atrodo žmogus. Kaip ir aš, ar tie, kurie skuba, puiku. Bus šilčiau paraudai, nieko sveika matai. Tas gyvenimas ne mums, apie jį galvoti. Na, už tave, už sveikatą gerai. Net akiniai ėmė rasoti. Na, papasakok, kaip gyveni, kaip šeima. Sakai, dukra ir sūnų turi, ir mašiną. Sūnus su šeima, o duktė viena. Nepergyvenk, kad nešiu alaus troškiną. Klausyk, kaip mano kelias, na, ne rožėm. Pats žinai, kad jau ir amžius ne tas. Na ir dar kai kas šen bei ten užgožia, taip sakant, gyvenimo saulė, šešėlis kažkoks. Na gerai, kad čia apie mane, apie mirtį. Reikia džiaugtis gyventi, va kaip tu su šeima. Na, už dukrą matai, ima dūmai kilti. Rūkysi, aš rūkau, stebėk, ateina žiema. Klausyk, parašyk, kada kokį ar ką. Juk žinai, kur surasti, ne kartą sakiau. Gerai, te būna už žiemą ar už bet ką, tik adresą savo pakartok. Praklausiau, laikas kilti skubi, visada toks buvai. Pamenu mokyklą ir vėliau, na, pakaks. Tu užsuk kada aplankyti. Gerai, ką veiksiu, dar liko va pabaigti, užteks. Pasigirsta uždaromos durys, kambarį pripildo tyla. Gera buvo sutikt, pakalbėti ir išgerti. Juk tokių žmonių, man atrodo, jau daugiau nebėra. Kas suprastų, kam galėtum širdį atverti.